Tėja savo mokykloje man pagamino štai tokią širdelę. O šiandien man dar Alica padovanojo štai tokią širdelę. Mane vyras pasveikino su Valentino diena. Aš taip pat jau visus pasveikinau. Vyrui padovanojo kėdus, jisai pats išsirinko. Dar šiandien šokoladuką širdelę. Vaikam padovanojau saldumynų. Dovanų nepirkau, nes jie patys internetu išsirinko, ką nori, ir aš jiems viską užsakiau ir jie gaus. Prie dovanos dar vyras man saldainių tokių padovanojęs, man amžinai gerklę skauda. Ir dar vyras atskirai vaikučius pasveikino su Valentino diena, jiems saldainių tokių padovanojo. Ir mes su vyru nuo vaikučių gavome abu po tokį vokelį, ten pinigėliai, kad abudu nusipirktume kažką tai savo dovanų, nes vaikai nežinojo, ką mums padovanoti. Aš jiems sakiau, kad nieko nereikia, bet pas mūsų šeimoje taip niekada nebūna, vieni kitų nepamirštame. Na, pas mus štai tokia Valentino diena, žiūrėkite, visai neblogas oras. Vakar buvo slidu, o šiandien labai daug sniego, bet šilta. Išėjom pasimėgauti gamtą. Tai mes sirgdavom, tai reikalai visokie. O šiandien išėjom pasivaikščioti, pasimėgauti gamtą, žiemos grožį. Išsivaliojo snege vaikai. Ryte savo vaikams padovanojau saldumynų, tai vieni iš saldumynų štai tokie va. Žiūrėkit, kažkokia naujovė. Na ir mes dar gersime arbatą su savo mėgiamų tortų medaus. Mes įperkame kepyklėlėje jau antrą kartą, nes jis mums labai patiko. Žiūrėkit, kiek daug. Eilė štai kiek dovanų atsivežė. Dar ir pinigėlių. Šiandien buvo su manim smalininko. Štai tokie va dar saldainiai. Eliai nupirkau štai tokius kedukus, nes jinai pavasariui neturi kedukų. Jie dar ir šviečia. Na, vienu žodžiu, kada vaikas eina, turbūt dabar per lauką pranešim, tai nenori šviesti. Jie šviečia. Ir savo ir panom štai tokių kojinių pripirkau. Ir Rojui štai tokį pakabutį. Galima traktą užsikabinti.